Kiek žmonių iki šio filmuko žinojo apie šios vietos egzistavimą? Nepatingėkite, brūkštelkite kelis sakinius komentaruose. O aš pažadu video pabaigoje parašyti tikslų adresą, kur randasi šis parkas ir jame įsikūręs restoranas. Prie parko ir jame tūkstančių pasakos namelių sugrįšime kiek vėliau, o dabar pavalgykime. Gaminti maistą moku, bet pilti vandens iš ąsočio greičiausiai šiame gyvenime taip ir neišmoksiu. Burata, uogos ir garžgrėstės mano geriausias derinukas, kai vasarą per karščius nesinori valgyti, o reikia. Žuvienė su jūros gerybėmis mano lėkštėje buvo užgrobę porą vėžiagyvių, o po jais slėpėsi kelių rūšių žuvis, krevetės, midijos ir sodrų sultinys. O katinienė vasarą dažniausiai renkasi šaltibarščius ir manau per karščius tai pats geriausias pasirinkimas. Kai norisi alaus, bet vėliau pavalgius reikės vairuoti, geriausias pasirinkimas – ėriuko karka troškinta aluje. Minkštutės nuo kaulų krentančios karkos patieklas turėjo vieną minusą – man trūko šiek tiek daugiau skirtingų grilintų daržovių. O ši lašiša su medaus sojų glaistu buvo pasirinkta iš šefo meniu. O baskų degintas sūrio pyragas buvo mūsų tos dienos atradimas, kurį besidalinant vyko šakučių kova su katinienė. Ir jei ne draugų prašymas apžiūrėti šiame parke įsikūrusius namelius, mes greičiausiai ir patys apie šią vietą iki šiol būtumėm nežinoję. O ar žinote, kokiam nameliui galima suteikti pasakų namelio statusą? Tik tokiam, ant kurio terasos jums dar pastato ir kamado kepsninę. O pačio parko grožio atskleisti reikėtų atskiro filmuko, bet geriau aš kaip žadėjau parašau jums adresą, o jūs patys nuvykite ir apžiūrėkite.